This interview is part of the History Heard project. The content of this interview may be used for historical research. However, no part of the video itself may be reproduced without the written express permission of an authorized representative of History Heard. Today is July 15, 2010 at 11:10 a.m. This is an interview with Lithuanian poet Justinas Marcinkevičius in Vilnius, Lithuania. He was born on March 10, 1930 in Prienai, Lithuania. Kitokią visokią propagandinę medžiagą įjungdamas jo siekis, noras, sumanymas reformuoti tą imperiją, reformuoti ją, siekiant viešumo, siekiant tiesos sakymo, tokių dalykų, kurie atrodytų iš paviršiaus nekalti ir naudingi. Bet jie visą to meto visuomenę, tą mūsų tikrovę taip išjudino, kad jau jinai negalėjo būti valdoma senais metodais. Pradėjo kurti, sakykime, Vilniuje įvairūs tokie neformalūs judėjimai, ten žygeivių klubas, tai tokių keliautojų klubas, ten, sakykime, archeologiją mėgstančiųjų, tai Žemyna ten ar kitaip pasivadindavo klubai. Ir tokius klubus labai mėgo jaunimas to meto studentai ir šiaip jau dar netokio amžiaus kaip aš žmonės. Ir manau, kad visą tai, ką jūs vadinat, tai kas buvo pavadinta sąjūdžiu, tai irgi kilo iš tokio visuotinio žmonių nusivylimų buvusių, ar dar esamų tuo metu gyvenimu, ir siekis paieškos naujų formų valstybei ir žmogui gyventi ir dirbti, išsaugant jo kalbą, nacionalinį savitumą, to savitumo bruožus įvairius, tikėjimą jau išsaugant. Jau niekas tada turbūt nebaudė taip, nei už santuokas bažnyčioje, nežinau, nesidomėjau dabar. Ir štai tada buvo kilęs toks dar Gorbačiovo skatinamas respublikoms, Tarybų sąjungos buvusioms respublikoms, vadinamas ekonominio savarankiškumo tokia programa. Ta programa, sakykime, Lietuvai arba kitoms Baltijos šalims, jinai buvo labai priimtina ir tiko, tačiau jinai griovė centrinę valdžią, kuris sėdėjo Maskvoje. Ir čia prasidėjo bandymai varžyti stabdyti tą judėjimą, demokratiškesnį ir siekiantį dar didesnės demokratijos. Ir vieną dieną, tai jau ne Liepos mėnesį, bet Birželio mėnesį, 3 dieną, 1988 metais, taip, niekas lyg ir neskelbė viso to, iš lūpų į lūpas žinia pasklido, kad Mokslo akademijos salėje bus diskusija, paskaita ir diskusija apie ekonominį savarankiškumą, kaip tik apie tai, ką mums tada atrodė aktualu. Prisirinko neregėta gausybė žmonių. Kiekvienas plyšys, atrodo, toje salėje buvo užpildytas. Iš tiesų, tai ten jokio pokalbio apie ekonominį savarankiškumą, gal buvo, taip sakant, užuominų kažkokių, bet iš esmės prasidėjo
kritika ir reikalavimas keisti gyvenimą. Toliau taip negalima. Daugiausiai jauni žmonės ėjo į tribūną ir kalbėjo kažką, pasakodami iš savo patirties, iš savo aplinkos kiekvieno. Tada ir kilo sumanymas, kad kažkaip apjungti visą tą. Ir buvo išrinkta tokia vadinama iniciatyvinė grupė. Jinai taip vėliau pasivadino tuo metu iniciatyvinė grupė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis susiformavo. Persitvarkymo. Tas žodis persitvarkymo buvo pasirinktas kaip priedanga, kaip skydas, kad negalėtų ten, sakykime, partiniai ir kitokie organai pulti. Mes vykdom, jeigu taip reikia, mes vykdom Gorbačiovo persitvarkymo programą. Perestroika. Perestroika. Turbūt jis ir Anglijoje tas žodis liko anglų kalboje. Taip kaip Sputnikas liko. Atrodo, Sputnik neturi anglų kalbos. Tai perestroika ir ta iniciatyvinė grupė, kur ėmėsi vadovauti perestroikai vadinamai Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, pasiekė, subūrė greitai žmonės, pajuto, pradėjo ieškoti, kur mes galėtumėm, rinktis, kas mus galėtų išklausyti. Ir buvo siūloma jiems sukurti tokias persitvarkymo sąjūdžio grupelės, didesnės ar mažesnės, kaimuose, mokyklose, gamyklose, žodžiu, visur, kur atsirasdavo žmonių norinčių šitus pertvarkos, to persitvarkymo. Ir taip, bematant, per vieną vasarą visa Lietuva buvo apimta šitų. Jie praneždavo apie savo susikūrimo. Vilniuje toje iniciatyvinėje grupėje jie būdavo registruojami, tai čia jau mūsų ryšiai su pasauliu. Ir pasirodė, kad mes dar net nesitikėjom, kad šitaip greitai galėsime kurti sąjūdį, apiforminti, įstatymiškai apiforminti kaip visuomeninį judėjimą siekianti pertvarkos Lietuvoje. O tą pertvarką suprato kiekvienas savaip žinoma, kaip jis norėjo. Tai, kad tokį statusą, politinį statusą gautum, tai reikėjo įkurti bendrą judėjimą, tai yra suburti visą tai į vieną, kaip sakoma, kumštį. Ir tokiu būdu tais pačiais 88 metais spalio 22 dieną buvo sušauktas visuotinis, kaip pasakytume, ne prieš tai buvo renkami kandidatai, žinoma, į suvažiavimas. Aš jau vis didžiuodamasis sakau dabar, nes jau kuo senesnis žmogus, tuo jam atrodo, kad jis nuveikė kažką ten ypatingo. Pavyzdžiui, kaip tarybiniais laikais tai buvo garsu, kad taip vadinamoje socialistinėje talkoje iš ten ir atėjo tas pavasarinis tvarkymosi. Socialistinėse talkose ten atsirado žmonių, kuo toliau, tuo jų daugiau, kurie ten kažkokį rasti gali nešė kartu su Leninu. Jau Leninas seniai miręs, bet nešiau rastą kartu su Leninu ir jau man jau ir garbė, ir gal dar koks priedas.